Na kągi, sveiki, Blitz pažintis su verslu, jau net nebežinau, kuri serija, ir šį kartą su Linu iš Corpus A. Labas, Linu. Labas, Simai. Kaip gyveni? Šiandien gerai. Klasikinis klausimas jau šito podcasto faktiškai tampa. Tai Corpus A, didelis pastatas, paslaugos labai plačios, bet pirminis kažkoks įvaizdis apie valymo priežiūros pastatų verslą yra kažkoks keistai susiformavęs. O aš tikėjausi, kad mes važiuojame į miesto pakraštį. Aš kadangi Vilniaus nepažįstu, kaip pasakė adresą, aš tikėjausi, kad mes važiuojame į miesto pakraštį, kokį sandėlį, tenais bus ofisiukai kokie nors, žinai, vos ne konteineriuose. Realiai, toks expectationas buvo. O mes atvažiavome į modernės patalpas, kur viskas labai tvarkingai sustyguota. Ar dažnai susiduri su ta problema, kad kažkoks keistas supratimas būna? Su stereotipais dažniausiai manau, kad taip, nes, kadangi Corpus A turi dvi tokias atšakas, tai valymas ir administravimas pastatų priežiūra, tai dažniausiai su valymu susiduria, kad stereotipas taip, kad čia valymas, tai čia pats pigiausias, čia neverta į investuoti, kas čia yra pats lengviausias darbas, tai čia didžiausias žmonių toks stereotipas. Tai ir galvoju turbūt, kad čia pats pigiausias darbas, pats pigiausias verslas, tai ir turbūt... Čia kaip valytojų susibūrimas, ar ne, kažkoks toks įsivaizdavimas yra. Bet tas verslas, aš kiek žinau, bet mes kiek jau kalbėjom, jis jau daugelį metų veikia Lietuvoje. Jo, tarkim, Corpusas startavo nuo 99 metų su vienom paslaugom, po to jos prasiplėtė. Pradžioje buvo tik valymo paslaugos, po to atsirado 2008 pastatų priežiūros prisijungė. Nors iš tikrųjų jos visą laiką buvo šalia, bet tiesiog taip jau oficialiai įsiteisino nuo 2008, kad jau tapo ir pastatų priežiūros įmonės. Tai aš dabar skaičiuoju, kiek čia tų metų jau skaičiuoja šitą įmonę? Jau daug, virš 20 nuo valymo ir nuo pastatų šiek tiek mažiau. Kiek dabar darbuotojų šito įmonėje yra? Kiek padalinių iš viso? Gal galėtum plačiau papasakoti? Padalinių tai ten yra nemažai jų, iš tikrųjų turbūt visų net neįvardinsiu. Tam tikrose srityse, tam tikrose vietose jos veikia ir dirba, bet bendrai, kiek paėmus kelių įmonių, tarkim, skaičius, tai yra arti 3000 žmonių darbuotojų per visą Lietuvą. O tai klientas pagrindinis, kas yra įmonės ar? Klientas yra tai didžiosios fizinės įmonės, privatus kapitalas. Kuo didesnis, tuo yra Corpusui lengviau jį prižiūrėti, adaptuotis, nes turi ir valymo brigadas, tarkim, ir pastatų priežiūros specialistus. Jam Corpuso įmonėje lengva teikti kompleksinės paslaugas. O pats seniai jau šioje įmonėje dirbi? 3 metus. Ir kokie tavo pareigos? Tikrai nevalytojas? Ne, aš esu pardavimų skyriaus projektų vadovas, atsakingas už tam tikrus projektus, pardaviminius projektus, projektų įgyvendinimą ir jų kuravimą bei paleidimą, atidavimą vykdymai, kad jau po to vykdymas galėtų atlikti. Tai visus pardavinė, nėra skirtumo. Ar būtų valymo paslaugų kažkoks krepšelis, ar tai būtų pastatų priežiūros, į kurį įeina ten irgi nemažai visokiausių specialistų paslaugų. Tai kiek patalpų priežiūra, irgi tos įsivaizdavimas. Man iš karto, žinai, visos tos įmonės, kurios prižiūri daugiabučius namus, tarkim. Jūs irgi tokias paslaugas teikiat, kur daugiabučiai plovimai, valymai, ten, nežinau, techninė kažkokia tai priežiūra. Tai čia Corpus A yra teisingai. Tai yra viena iš turbūt sričių, kur Corpus A teikia savo paslaugas, tai yra pastatų administravimo dalis, daugiabučiai gyvenamieji namai. Tai juose taip teikiam valymo paslaugas, kiemo teritorijos priežiūras bei vidaus techninė priežiūra. Tai visi inžinieriai, elektrikai, santechnikai, dujininkai, šilumininkai ir švok specialistai galėtų rūpintis jūsų namais. Požeminių parkingų priešgaisrinėm sistemom irgi taip pat. Viskas, kas susijęs su pastatu ir pastato vidumi, mes tos meistrus turim. Jūs patys turit, jūs ne iš šono? Mes nepersamdom, mes turim patys. Greitai čia ir dabar tada, kai reikia, ar ne? Kai apkrova yra mažesnė, tada čia ir dabar. Pagrindė vasaros metu valymo srity tai labai didelė apkrova, didžiausia jaunantama. Turbūt nuslopstų rudeniop šiek tiek. Tai pikas yra vasaros metu. Bet tai žiemą, pavyzdžiui, sniego kasimai visi kiti dalykai. Čia jau kita pusė medalio, čia atsiverčia kiti darbai atsiranda. Tai čia jau prie teritorijos, čia yra viena tik iš teritorijos priežiūros sudedamųjų dalių. Jis yra didelė, bet tuo pačiu ir minimali, nes kadangi yra ir kitų paslaugų. Bet įdomus verslas, man nuostabu yra tai, kad, sakau, tu ateini su vienokiu kažkokiu įsivaizdavimu.
ir atrodo informacijos jau, nežinau, mes jau buvom pakalbėję apie tai, bet tu ateini į tokį modernų pastatą ir netgi irgi buvom užėję į valymo skyrių, ar ne? Viskas tvarkingai, ofisiukas, aš kaip suprantu, ten planus kažkokius dėliojasi, moteris spausdinasi. Ten buvo vadybininkas, kurios kaip kuratorius, mentorius, prižiūrėtas toks. Supratau, tai yra vis tiek kokybės kontrolės, dar kažkoks skyrius ar savikontrolė užsiėmė? Yra personalo skyrius, kuriame yra įdiegta kokybės sistema ir yra darbuotojai atliekantis kokybės auditoriaus funkcijas. Tai jie važiuoja, audituoja, surašo dokumentus, pateikia vykdymo skyriui, valymo, tarkim, arba ten pastatų priežiūros. Ir pagal kliento reikalavimus, kas buvo ne tai padaryta, arba pagal tam tikrus numatytus dokumentus, ko trūksta. Ką reikia papildyti, ką reikia padaryti, kur ko nepadarė valytoja. O, pavyzdžiui, įmonė, tai jinai turi įsidiegusi kažkokį tai standartą procesų suvaldymo. Jo, ISO pagrindiniai standartai yra įdiegti. Dabar tiksliai jų neatsimenu, ten jie yra man berods 4 ar tai 3 pagrindiniai. Tai taip, juos įmonė yra jau nuo senų laikų įsidiegusi, nes įmonės vadovai suprato, kad jie reikalingi našiam ir geram darbuotojų darbui. Tai nėra tik tai kažkoks dokumentėlis. Norint gero rezultato, tu turi vadovautis kažkokiais procesais. Kad neklaidžiatum ir negaištum laiko. Jo, kad kuo anksčiau suvokėt, anksčiau pradėjo tvarkingai atlikti procesus. O pačiam įdomu dirbti šitą darbą? Jeigu jau 3 metus dirbu, manau, kad taip. Nežinai. Nes susitinkai naujus žmonės, su tavim susipažinau, ne? Pamatai daug objektų, daug pastatų, žinai, kurios pastatus geriau kojas nekelt, kitus žinai, kur skaniai pavalgyt, kitose žinai, kur nevalgyt geriau. Tai yra visokiausių. Tai tau patinka informaciją rinkti ar ne, panaudoti po to asmeniniams tikslams. Kodėl asmeniniams? Darbiniams. Tai pavalgyti, sakai, visą kitą. Ne, gerai, pažinčių visą laiką yra gerai turėti, man atrodo, praplėti taip akiratį ir gyvenimas tampa toksai spalvingesnis, tada žinai, kur kreiptis. O tavo srity, tai čia žinai, kiekvieną kampelį žinoto. Pačiam yra tekę susidurti su kokiam nors tavo darbė, su kažkokiais tai iššūkiais, nežinau, problemom korpusą dirbant. Tai iššūkių jų yra, visokiausia yra, bet priklauso, kaip tu į tą situaciją žvelgsi. Ar tu žvelgsi kaip iššūkį arba problemą, arba tiesiog darbinę situaciją. Tačiau normalu, kiekvienam darbė yra tų darbinių situacijų, kurias mes arba gebam spręsti, arba negebam. Jeigu negebam, tai vėl atsiranda kiti dalykai, o jeigu tu vieną kartą įsisprendė, antrą kartą matai, kad ta pati situacija, trečią kartą jau nebe situacija, tai tiesiog kažkoks tai pastovus darbas, kurį tu gali, arba procesas, kurį tu gali tiesiog atlikti ir pamiršti. Jau nebetampa jis toks tau skausmingas arba varginantis. Tai žodžiu, esi profesionalas ir jau tau kaip ir iššūkiai yra iššūkiai, o ne problemos. Nes, žinai, galime identifikuoti įvairiai. Tai iššūkis, jeigu iškyla, tu jį išsprendi ir ramiai nemiegoti naktį, ar ne? Aš stengiuosi, kad padaryti darbą ir pamiršti. Duodu perleidžiu kitam, kurio funkcija yra ir stengiuosi taip, nebūti vienoje vietoje, neužsistovėti. Kokie artimiausi įmonės tikslai gal galėtum užduoti? Ir tuo pačiu pagalvoti dar ir apie savo tikslus artimiausius, galbūt tavo pozicijoje, kurioje tu esi šioje įmonėje. Dideli, grandioziniai, ten, kaip jau tu palėtei vieną temą, daugiabučiai, tai daugiabučių plėtra yra. Šiuo metu ten korpuse yra tik tai apie 60 gyvenamųjų namų priežiūroje. Tai vienas iš tų tikslų yra prasiplėsti šitą būtent zoną, krepšelį, turėti atskirą galbūt padalinį daugiabučių priežiūrai paslaugoms. Toks vienas iš tų realiausių tikslų, kurį matyčiau aš, tai būtų daugiabučių priežiūros prasiplėtimas, turbūt tų pačių specialistų būtent koncentravimas į daugiabučių priežiūrą. O mano asmeninis, tai irgi turbūt su pardavimais kuo daugiau parduoti korpusų gerų klientų, pelningų klientų. Ir kad naktį miegoti ramiai galėtume. Jo, tiek aš, tiek klientai, kad galėtų naktį miegoti ramiai. Nes šiaip yra sudėtinga su pastatų priežiūros įmonėmis, per daug metų teko su daugeliu pabendrauti, tai šiaip rinkoje jų yra daug, nemažai, bet susirasti tą savo artimą yra sudėtinga. Gerai, ačiū Linai už išsamų papasakojimą apie korpusą. Ačiū visiems, kas žiūrėjot. Jeigu turite kažkokių tai klausimų, Linas dabar duoda pažadą, į kamerą duoda pažadą, kad į visus klausimus atsakys po reportažo. Tai bandys. Tai va, jeigu turite kokių klausimų korpusą arba tiesiog norite sužinoti daugiau apie įmonę, apie veiklą jos ir galbūt norite prisijungti prie šito gražaus ir modernaus kolektyvo, tai rašykite komentaruose, Linas būtinai pakomentuos, o mes susitiksime kitoje Blitz
Pažintis su verslu laidelėje. Iki. Viso gero.